Sveiki visi mano brangus klientai ir žiūrovai. Tęsiasi istorija Opel Insignia, to lavono, kurį pardavė Perikupui su atsukta rida, su paslėptais defektais, su kosminiam lizingo sąlygom. Pardavėjai geruoju nenori susigrąžinti automobilio, eisim bloguoju, eisim teisiniu būdu, eisim bet kokiu būdu, kad automobilis tik būtų grąžintas. Varysim iki galo. Nepaliksim kliento likimo valiai. Žodžiu, naujas manevras situacijoje. Atsirado buvęs to automobilio savininkas, kuris pirko jį balandžio mėnesį ir sugebėjo vos ne vos grąžinti perpardavinėtojams, nes atsirado rimtų defektų. Paklausykit mano visą pokalbį su juo, susidarysit nuomonę, kaip jie dirba ir kaip geriau tokių išvengti. Iki. Sveikas, Stepai. Labą. Čia Modestas iš auto patikros skambina. Taip, Gal galit papasakot, kaip jum ten sekėsi grąžinti tą Opel Insignia baltą, kurį buvot nusipirkęs? Kaip ten buvo? Labai tokia sudėtinga ir konfliktiška situacija ten su jais buvo. Supratau. Visų pirma, pradėkime nuo to, kad nusipirkusi nepilnai paturėjusi mėnesį laiko, Jo. atsirado gedimas. Ten škyvas, kaip stiprintuvų. Kažkas tai buvo užsikirto. Jo. Ir nei vairas sukiuos ir nieko rankinės, irgi taip pat Taip. laidas pradėjo mes nebeveikia. Ir šiaip netai per 10 dienų pavyko susisiekti su šitą pardavėju, Jo. susiderinti, kad pasiimtų tą mašiną. Šiaip netai per pykčius, pasiėmė. Kažkur apie 2 savaitės tas remontas visas vyko. Taip. Aš jam sakiau, kad atsisakau tos mašinos ir jos atgal nepriimsi. Ir po tų kažkur 10 dienų pasiskambino, kad suremontavo tą mašiną, galiu pasimti. Jo. Ir sakau, neimsiu aš tos mašinos, nieko ir taip toliau. Tai supratau, tipo viskas ir vėl dingsta. Kokiai dienai, 2 vėl paskambina. Tipo, kad mašinos suremontuota, pasiimk ir sakau, tikrai neimsiu visą gydą. Tai pasako, tada tu nusipirkai tą mašiną, privalai pasiimti savo transporto priemonę, jeigu nepasimsime, šitą skaičiuosime aikštelės nuomą ir taip toliau. Jo. Sakau, jūsų mašina grąžinta jums, stovi pas jūs, sakau, aš niekur neimsiu jos. Ir tuo momentu kreipiausi advokatą, kuris man surašė visus popierius pagal įstatymus, variaminčius faktais, kad taip toliau dėl gedimų ten turi jie prisimti. Išsiuntėm, aišku, į laiško gavimus neatsakė ir paskui žiūri po kokių 5 dienų, pasitikrina sąskaitą ir pinigus grąžina. Jie labai šitų teisinių visų procesų, kaip supratau, bijo visų šitų teismų ir taip toliau. Supratau, bet jūs ne lizingu pirkot, ar lizingu pirkot tą automobilį? Lizingu. O sakykit, jums minėjot, kad variklio defektas po to buvo atsiradęs tam automobiliui, ar ne? Jo, jis ten pradėjo, vienu žodžiu, kažkas klaksėjo, taksėjo, ten aš nežinau, ką jie ten darė, ką jie ten nedarė. Supratau. Ir dar, jeigu norit vieną trūkumą, tai gale kairiai pusėje posparnį, po posparnį ten matosi, palindus galą pakišus, kad nedajungtas rankinio stabdžio varikliukas, negreičiausiai dėl to. Ai, gali būt. Ir technikinė dar vienas dalykas, pasižiūrėjau praeitą indiko nevežį. Ir diržai saugos gali nukandžioti šuns, tai ta technikinė 110%, kad jinai praeita už pinigus. Gali būt, arba technikinė nepastebėjo. Sakykit, kur buvo automobilis parduotas, kokie mieste? Vilniuje. Ai, supratau, viskas aišku. Nes jis tik balandžio mėnesį, čia kaip supratau, grįžęs į Lietuvą, nes aš pirmas jį registravau. Jiem labai sunkiai sekas pardavinėti automobilį, labai jie nori grąžinti jo. Labai. Ten tas dabar Opelis bus jau pasižymėjęs visos Lietuvos. Tai greičiausiai veši kitą šalį pardavinėti, nes čia Lietuvoje tai be šansų, jau palaidota tą mašiną praktiškai. Taip, nes čia tiesiog tragedija čia yra. Jo, čia yra baisu. Kariauti kažkokie ten nesuprasti, taip sugeba viskas suvelti, atrodo, kad išeina, aš jau sakau, rašau tos popierius atsisakau, nebenoriu, aš jau taip kažkaip, vis tiek kažkaip, jie ten sugeba psichologiškai užlaužti, spaus, kad ten, nežinau, ten tokie kontorai, sakau, pagalvosim, mes dar, žinai, einam, pagalvosim, sakau, apeisim ratą, jie spaudžia, eina iš paskos, tai jau reiktų įpildyti popierius, kad spėti regitrą, žinai, nuvažiuoti va tokiais, visokiais jie ten. Jo, psichologinis spaudimas, žodžiu, naudoja, kad kuo greičiau vyktų automobilio pirkimas. Nu jo, čia žiauriai nesąžiningi žmonės taip tik elgias.
Bet jo. Žiūrėjau, tai man psichologinio spaudimo. Tai va, gerai, kad advokatas sugebėjo ir padėjo įspręsti tą klausimą. Jis ten parašė tokį raštą, kad jie neturėjo ką jį atsakyti, nes pagal visus įstatymus ir visą kitą privalo jie prisimti tą automobilį ir dar plus nepraeina mėnesis laiko. Tikrai taip, nes yra paslėptų defektų, yra atsukta rida, o jūs pats matėt, kad buvo atsukta rida? Tai aš tik dabar pastebėjau šitą dalyką. Supratau, jums nesakė, kad atsukta rida? Net nesakė. Jo, Vat aš supratau. Kaip ir viskas tvarkingai būtų, pasikeičiu tepalus, filtrus, užpildytas kondicionierius, o tekoje boškas servise, tai yra daryta, ten lipdukas, dar tas nelipdukas, lentelę turi kabėti, jeigu nenukabino. Jo. Supratau. Tai ir tokie dalykai, sakau, ir garantiją man čia prižadėjo mėnesį, taip toliau, čia pasimsime garantinį testą, remontuosim. Tiek ir mačiau iš to video, kad ten su to vairo stiprintuvų, tos triumų nieks nesiremontuoti. Ne, vairo stiprintuvas, tai ten kažkas su juo negerai. Sunku pasakyti, arba kolonėlė, arba siurblys. Nes sukinėjant girgžda, taip kažkaip toks keistas garsas. Ir matosi, kad vairuotojo pusėje gale arka, ten pradeda gelbuvom užtaišius, ten pradeda kelti rūdis. Nu, vienu žodžiu, ten tas lenksis, o tos masės atšaukusi. Jo, ten rūdį čiučiut kelia, bet normalu, ten iš Suomijos mašinai, ten žiūrėjom, ta kėbulas nebaisiai, nebuvo daužtas stipriai kažkaip. Bet šiaip iš esmės mašina tai tikrai visiškas lavonas. Taip, ten viskas, atsiprašant, jau ten. Tai vat, viskas aišku, Stepai, labai dėkui tau, kad papasakoj.